Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir nuo šiol kiekvieną dieną su manim susitiksite šviežios idėjos su Lidl laidoje. Ir šiandien mes pasigaminsime cukinijų apkepą. Iš pradžių susitarkuojame cukinijas. Jeigu norite, kad jūsų cukinijos išliktų traškios, pašlakstykite jas druska. Taip jos praras visą jose esantį vandenį. Ką darysime toliau? Tai į mūsų apkepą keliaus sūriai ir varškė. Feta šiam apkepui suteiks ypatingo skonio, mozzarella savo tasumo, o varškė suteiks tekstūrą. Žiupsnelis šalavijo, čia tikrai įneš ypatingo skonio. Taip pat mums reikės 3 kiaušinių, pilame 200 gramų miltų, taip pat nuskaliname druska bei pipirais. Kepė, boba blinus. Hei! Pažiūrėsime aš, ką čia iškepsiu. Dėsime mūsų apkepą kepti 180 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių. Mūsų apkepas jau apskrudo, tad belieka tik jį paragauti. O tai galite padaryti tiesiog susipjaustę ir valgydami rankomis. Šiandien viskas. O rytoj jūsų laukia dar vienas naujas receptas laidoje Šviežios idėjos su Lidl. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.